Visi esame girdėję apie aterosklerozę, tačiau ne visi žinome, kad kraujagyslių aterosklerozė vadinama tyliąja mūsų amžiaus epidemija ir kad tai toli gražu ne tik pagyvenusių žmonių liga. Apie šią ligą kalbamės su gydytoja vidaus ligų gydytoja, homeopatė Regina Masiliūnienė. Labas rytas. Labas rytas. Gydytoja, visų pirma, paaiškinkite, kas yra aterosklerozė ir kuo ji yra pavojinga. Aterosklerozė yra kraujagyslių liga, kurios metu kraujagyslių vidinėse sienelėse kaupiasi oksiduoti mažo tankio lipoproteinai. Tai vadinamas blogasis cholesterolis. Apie cholesterolio sankaupas vyksta uždegimas, ten susikaupia leukocitai, trombocitai, dėl to atsiranda trombozių rizika, o ir pačios aterosklerotinės plokštelės gali atitrūkti ir užkimšti kraujagyslių spindį. Dėl aterosklerozės vystos tokios ligos kaip išeminė širdies liga, miokardo infarktas, smegenų insultas, kojų arterijų aterosklerozė, kuri ypač rūkantiems žmonėms yra pavojinga. Ir turėčiau pasakyti, kad ši liga yra viena iš pagrindinių mirties priežasčių išsivysčiusiose šalyse. Dėl kokių priežasčių išsivysto aterosklerozė ir kodėl nuo jos kenčia vis jaunesni žmonės? Aterosklerozės išsivystymui didžiausią reikšmę turi gausaus cholesterolio turinčio maisto vartojimas, taip pat sočių riebiųjų rūgščių vartojimas maiste, antioksidantų trūkumas maiste. Iš kitos pusės stresas, nuolatinė įtampa, mažai judesio kasdieninėme gyvenime didina riziką sirgti šią ligą. Ir be to yra tokie faktoriai paveldėjimas. Žinom, kad vyrai vidutinėme amžiuje serga dažniau nei moterys. Ir šie visi dalykai veda į tai, kad liga nuolat ir nuolat jaunėja. Jau 20 metų amžiaus žmonėms randama pakitimų kraujagyslėse būdingų aterosklerozei. O netoli 40 metų šių pakitimų turi jau apie 50% žmonių. Taip, kad liga nuolat jaunėja. O kaip savo galima padėti? Visų pirma, reiktų mažinti suvartojamo cholesterolio kiekį, naudoti daugiau antioksidantų, daugiau judėti, vengti streso. Tačiau matome, kad ne visų dalykų mes galime išvengti, net ir to paties streso arba, sakykime, paveldėjimo faktorių išvengti negalima. Todėl atitinkamam laikotarpiu atėjus kraujyje randamas padidintas cholesterolio kiekis ir tada jau skiriami medikamentai. Kadangi vaistai turi pakankamai nemažą nepageidaujamą poveikį, profilaktikai jie nevartojami. O tada ką daryti, jeigu nesinori griebti stiprių cheminių medikamentų? Aš galėčiau rekomenduoti vartoti profilaktikos ir gydymo tikslu Šveicarijos firmoje pagamintą vaistą, augalinį vaistą Padma 28. Kaip veikia Padma? Iš karto klausiu, kad vartodami augalinį preparatą be abejo savo nepakenksime, bet ar tikrai rezultatai bus efektyvūs? Šis vaistas įdomus tuo, kad jis yra augalinis vaistas pagamintas pagal Tibeto receptus, bet šiuolaikinėmis priemonėmis. Unikalus tuo, kad jis veikia būtent į aterosklerozės uždegimo faktorių. Reiškia, aterosklerozės metu vyksta uždegimas sienelėse ir šitas vaistas jį slopina. Todėl jis tinka ir profilaktikai, ir gydymui. Kiek laiko reikėtų jį vartoti? Vaistą reikėtų vartoti ne mažiau kaip 3 mėnesius. Geriausia būtų laikytis reikalavimų, kad per metus vartoti vaistą apie 4 mėnesius. Ir reikėtų pradžiai vartoti po 2 tabletes 3 kartus per dieną, paskui galima mažinti suvartojamą dozę. Dėl jo efektyvumo yra atlikta labai daug išsamių tyrimų ir paaiškėjo, kad jis yra patikimas vaistas, turi mažą pašalinį poveikį. Kaip sakiau, gydymas yra rekomenduojamas 4 mėnesius, tačiau pirmi pagerėjimo požymiai pastebimi po 2 savaičių preparato vartojimo.